Jėzui Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus antrojo mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūno, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime testinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Šiandienos tema – kūno svarba. Labas, Valentina. Labas, Neda. Tai galvojant apie kūną, mes dažnai pridedam tokius du dalykus – sielą ir dvasia. Ar galėtum papasakoti, kas tai yra, kuo tai skiriasi ir galbūt tai yra viena? Toks, klausimas į kaktą iš karto nuo pradžios. Tai dažnai girdime, kai kažkas kalba tokiam krikščioniškam kontekste apie žmogų ir taip kabutės apie jo dalis. Girdime kūnas, siela, o kartais ir dvasia. Tai gali atrodyti, kad yra 3 sudedamos dalis. Iš tikrųjų ne. Katalikų bažnyčia moko, kad žmoguje yra tik siela ir kūnas. Ir tada klausimas, kurgi ta dvasia. Tai tam, kad tai suprastume, turime žinoti, taip irgi kabutėse, už ką atsakingas kūnas, už ką atsakinga siela. Tai kūnas yra mūsų asmenybės apreiškimas materialiame pasaulyje. Siela tai yra mūsų intelektas, mūsų valia, mūsų emocijos, jausmai ir taip pat tai yra tai, kas teikia gyvybę kūnui. Žinom, kad jeigu žmogus miršta, tai siela palieka kūną. Tai yra daugiau neteikia kūnui gyvybės. Taip pat siela yra tas toks mandrus žodis transcendentinis aspektas žmogaus. Transcendentinis tai reiškia antgamtinis, kas viršija šį pasaulį. Ir būtent kai kalbame apie šį sielos aspektą, tai galime jį vadinti dvasia. Dvasia tai yra, ne sielos dalis gal, bet tai, kas yra sieloje, kas bendrauja su Dievu ir kas trokšta Dievo ir prie jo taip traukės, sakykim. Tai va. Ir dvasia bendrauja su Dievu ir iš šventosios dvasios, kuri yra viena iš asmenybių trejybės, suvokia, kokia yra Dievo valia. Tai perteikia sielai, tai yra kitai daliai, taip pasakykim, sielos, kuri būtent yra mūsų protas ir mūsų valia. Kai protas suvokia, kokia yra Dievo valia, jisai turėtų idealiu atveju tai padaryti ir savo valia. Taip. Ir tada siela, kuriai klusnus turi būti idealiai kūnas, perteikia kūnui tą Dievo valią ir tai yra jau savo valia ir kūnas jau veikia pagal Dievo valią arba galim pasakyti per sielos valią, nes susitapatino. Tai taip turi būti. Kai kalbama apie sielą ir dvasią atskirai, tai ir galime suprasti, kad šiuo metu kalbama atskirai apie tą dalyką, kuris teikia gyvybę kūnui ir atskirai apie tą transcendentinę dalį sielos, kuri bendrauja su Dievu. Ar galim tada sakyti, kad visa, kas gyva, tai turi sielą? Nes jiems siela teikia, jų kūnams teikia gyvybę. Labai geras pastebėjimas. Taip, iš tikrųjų, viskas, kas gyvo, turi sielą. Tos sielos skiriasi. Augalo siela skiriasi nuo gyvūno sielos ir gyvūno siela skiriasi nuo žmogaus sielos. Žmogaus siela turi laisvą valią, ir turi protą. Visa tai yra Dievo dovanos mums. Ir
taip pat žmogaus siela yra dvasinga. Tai yra, kad jinai ne tik gali kontaktuoti su Dievu, bet ir trokšta to. Tai kilo toks įvaizdis, kad kadangi turi valią sielą, tai siela kaip ir turi kūną, su kuriuo gali daryti dalykus. Tai taip ir yra? Tai yra tokia nuomonė paplitusi. Iš tikrųjų yra dvi tokios populiariausios pasaulėžiūros. Pirma yra materialistinė, kad žmogus iš tikrųjų yra tiesiog toks atomų rinkinys ir taip jisai ten susidėliojo nežinomų būdų, kad tapo gyvas ir kad atsirado tas protas ir valia, emocijos ir panašiai, bet anot šios pasaulėžiūros mūsų jausmai, pavyzdžiui, tai nėra daugiau negu cheminės reakcijos. Ten hormonų, pavyzdžiui, ne? Arba bioelektriniai impulsai kažkokie. Tai yra, kad nieko antgamtinio žmoguje nėra. Tai prasme, kad nėra sielos? Taip, kad nėra sielos, tai yra ir dvasios, ne? Kaip mes sužinojom, kad tai yra, kad sielo yra dvasia. Kita pasaulėžiūra yra grynai dvasinė, kur teigiama, kad žmogus yra jo psichika, jo asmenybė, taip sakykim, jo siela, bet kūnas yra maždaug tai, kas duota sielai, kad jinai galėtų reikštis čia pasaulyje materialiam, bet tas fizinis apčiuopiamas kūnas nieko bendros neturi su mano asmenybė, pavyzdžiui, ne? Su tuo, kas aš iš tikrųjų su mano siela. Dėl to, pavyzdžiui, galima sakyti, kad kūnas neatspindi manęs, ne? Ar dar kažką. Ir kartais iš vis sako, kad, tas kūnas yra tiesiog talpykla, o kartais sako, kad tai yra ir kalėjimas, iš kurio, kai žmogus miršta, siela pagaliau gali pasprukti ir jau nebūti apribota, o pagaliau būti laisvė, kad nėra daugiau to kažkokio balasto, taip sakykim. Čia yra toks platoniškas matymas žmogaus. Platonas taip galvoja. Bet iš tikrųjų žmogaus prigimtis, jinai savy turi ir sielą, ir kūną. Tai yra, aš esu ir kūnas, ir siela. Ne vienas iš jų, bet du kartu. Ir toks vaizdinys, kuris mums padėtų tai suvokti, kad žmogiškumas iš tikrųjų, žmogaus prigimtis yra sielos ir kūno santuoka. Kad du tapo vienu. Siela ir kūnas tapo vienu žmoguje. Iš tikrųjų, tik žmogus turi žmogaus prigimtį. Labai taip keistai skamba, bet dabar paaiškinsiu, kodėl. Nes, pavyzdžiui, yra tokios būtybės, kurios yra tik tai dvasinės. Tai yra angelai, ne? Mes nesam angelai. Arba yra gyvūnai, kurie turi sielą, bet jų siela nėra dvasinga. Ne? Tai jie ir nėra žmonės. O žmonės turi tą dvasingą sielą ir turi kūną. Ir tai nėra dvi prigimtis mūsų, kurios suėja į vieną, bet viena prigimtis žmogiška. Ir yra toks, toks, galima sakyti, posakis, kad kūnas yra sielos forma. Čia gal prie tos pasaulėžiūros grynos dvasinės tiktų. Katalikų bažnyčia moko, kad būtent siela yra kūno forma. Tai kviečiu pamastyti klausytojus, ką tai galėtų reikšti. Ką tu manai, Neda? Siela yra kūno forma. Kadangi sunku įsivaizduoti tą sielą, nes ji tokia abstrakti, kūnas toks labai aiškus, turi ribas ir toliau. Siela yra kūno forma. Man dėl ko sunku įsivaizduoti, kad nes kūnas jisai turi formą ir jisai gali paimti kokią nors formą, gali judėti. Tai gal tada aš įsivaizduočiau, kad būtent kūno veiksmai, kūno judesiai, tai ir parodo mano sielą.
Ar teisingai suprantu? Nu, čia įdomi versija, bet jei pažiūrėtume, kaip paaiškina pati bažnyčia savo teiginį, tai pažiūrėkime į mirtį. Kai žmogus miršta, mes žinom, kad siela palieka kūną ir tada mes sakome, kad prasideda irimas kūno. Jeigu pasinaudotume sinonimu, deformacija. Kūnas praranda formą, o praranda formą tada, kai jį palieka siela. Tai vaizdavimui sielos, čia Kristoferis Vastas šitą naudoja, galime pabaksnuoti savo kūną bet kur ir žinosim, kad pataikysim į sielą. Nes siela yra visur, jinai yra kūno forma. Ir kalbant apie grinai dvasinę pasaulėžiūrą, kuri beje, sakykime, vyrauja tarp tų, kurie tiki. Nesakyčiau, kad visi taip galvoja, ar gal net ir nedauguma taip galvoja. Bet tų žmonių, kurie galvoja būtent, kad tikras aš esu tas transcendentinis dalykas, ta siela. Tokių žmonių yra daugiau tarp tikinčių. Ir gal jie daugiau yra susipažinę, kad mato, kad yra dvasinis pasaulis ir jis atrodo aukštesnis už tą materialą, tai dabar aš vien tik tam dvasiniam ir priklausau, o čia materialus toks šiaip. Būtent. O grinai materialistinė pasaulėžiūra, tai jinai labiau vyrauja tarp ateistų, kurie, aš nematau, reiškia, to ir nėra. Tai tokia turi loginę klaidą. Tai kad neliktų abejonių dėl grinai dvasinės pasaulėžiūros, galime pažiūrėti į mūsų Dievą ir į antrą asmenį sūnų, kuris įsikūnijo. Ir jeigu iš tikrųjų kas kūniškai yra blogai, o kas dvasiškai yra gerai, galit kilt tokių, kaip tu sakei, įsivaizdavimų. Ir mes įvadę kalbėjom apie tai irgi. Tai reiškia, Dievas atliko kažkokią ereziją. Nes Dievas, kuris yra geras, prisėmė kūną, kuris yra blogas. Čia tikrai netinka toks mums atsakymas. Čia negali tai būti. Tai teikti, kad materija yra blogis, iš tikrųjų yra erezija. Manichėjų erezija ir dar kelių erezijų požymis, būtent teikti, kad kas kūniška, tas yra blogai. Tik Jėzus mums parodo, kad tai yra netiesa, bet ir pats Dievas, kai kūrė pasaulį, sakydavo kiekvienos dienos pabaigoje, tai yra gera. O kai žmogus sukūrė ir baigė kurti jau to, sakė, kad tai yra labai gera. Nes jau pabrėžima, kad ypač žmogaus kūnas yra gerai, o ne tik kūrinyje, ne? Ir dar paprašysiu tave perskaityti ištrauką iš laiško Jono pirmojo. Tai pirmas Jono laiškas, 4 skyrius, 2 eilutė. Iš to pažinsite Dievo dvasią, kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų, kūne atėjus, yra iš Dievo. Matome, kad Dievo dvasia išpažįsta, kad Kristus kūne atėjo. Piktosios dvasios to neišpažins. Jos yra priešingai nusistatusios kūnai. Iš šito galima padaryti išvadą, kad kūnas yra gerai. Jeigu piktosios dvasios nenori pripažinti to, kad Dievas įsikūnija, tai reiškia, tai yra gerai. Ir jeigu geroji dvasia tai išpažįsta, reiškia, tai yra svarbu. Ir jeigu mes pagal tai galim atskirti dvasias, tai reiškia lemiamasis, sakyčiau, net faktorius. Stipru. Tai kaip ir suprantam, kad kūnas ir siela yra vienybėje. Ar tai kažkaip pasireiškia, apart to, kad siela teikia kūnui gyvybę? Taip, žinoma, ir galime tai pastebėti kasdieninėme savo gyvenime. Pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip psichosomatika, kuris prašo kūno būsenos priklausomybę nuo sielos būsenos, ne? Tai yra kokia mūsų psichinė būsena,
priklauso ir nuo to, kokia mūsų fizinė būsena. Ir atvirkščiai. Nu tai pavyzdžiui, jeigu aš sergu, tai galiu pasidaryti irzlus, gali trūkti vilties kažkokios, galiu jaustis prislėgtas ir panašiai. Gali ateiti negatyvios kažkokios mintis. Ir atvirkščiai, jeigu man kažkas atsitiko, kažkoks sukritimas toks gyvenime ir mano psichologinė būsena krito, gal net iki depresijos. Kas tada atsiranda? Pavyzdžiui, maistas gali skonį prarasti, ne? Aš jau negaliu, ne visiškai prarasti skonį, bet jau netaip mėgaujuosi tuo maistu, ne? Gali išvis alkis dingti, nebenoriu valgyti, ne? Nebenoriu nieko daryti, ne? Atsiranda taip pat ir jėgų trūkumas. O gali ir tam tikros lygos atsirasti, ne? Galvas skaudėt, ar ten su virškinimu kažkas, su kitom mūsų sistemom. Ir tame iš tikrųjų matome, kad yra tas ryšys. Taip pat, jeigu mes gerai jaučiamės psichologiškai, ne? Jeigu mes kažkaip, nežinau, kažkas gero mums atsitiko, tai pas mus atsiranda iškart daug energijos kūne, mes galime daug nuveikti, jeigu kažkas skaudėjo, mes jau mažai tai kreipiame dėmesį. Kažkaip pasaulis net atrodo, kaip sako, kitom spalvom jau nusidažė, ne, kad net per akis tai pasireiškia kažkaip. Tai žodžiu, sergantiem atneškit gėlių, o gerai besijaučiantiem darbo. Taip, išnaudokite psichosomatiką mūsų kūno, būtinai. Taip, ir taip pat tai prasireiškia ir per meilę savo. Jeigu žmogus iš tikrųjų save myli, tai pagal tą apibrėžimą žmogaus prigimties mes turime suvokti, kad jis priima ir myli ne tik savo asmenybę, bet ir kūną. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, kažkaip gėdėjasi savo kūno ir jį nori paslėpti, bet tačiau didžiuojasi ten savo charakteriu, savo asmenybę ir ją myli, tai negalima sakyti, kad jis save pilnai myli, ne? Nes vis tiek dalies savęs nepriima. Arba jeigu žmogus, pavyzdžiui, patenkintas savo kūnu ir net didžiuojasi jo, ne? Negėda jam parodyti savo kažkokius privalumus fizinius, tačiau to jisai gali slėpti savo asmenybę. Tai yra atkreipti dėmesį į vieną, kad nukreiptų dėmesį nuo kito, nes jis galvoja, kad aš esu tam, pavyzdžiui, nevertas, kažkoks neprotingas, neįdomus ar dar kažkaip. Nemylimas toks. Taip, tai liežuvis jau nepasisuks pasakyti, kad toks žmogus save myli. Nors kūną tai savo jisai myli, ne? Tai tokiu būdu galime padaryti tą išvadą, kad žmogus kažkokios savo dalies nemyli ir per tai jau nemyli savęs paties visumoje. O mes kaip tik turime mylėti save visumoje, kūną ir sielą. Ar galėtum tada papasakoti kažkaip, kaip galiu mylėti savo kūną? Arba... Tikrai nėra meilė kūnui jį išstatyti, ne? Kad visi jį matytų. Nes čia, jeigu taip ir darau, tai gal tik parodau, kad savo kūną myliu, jį priimu. Bet ar tikrai jį myliu ir priimu? Čia klausimas. Sakyčiau, tikroji meilė savo kūnui būtų pagarba. O tai reiškia kartais ir paslėpti savo kūną nuo kitų akių ir apie tai dar daugiau kalbėsim. Ir pagarba kūnui būtų taip pat ir rūpestis kūnu. Tai kodėlgi svarbu rūpintis kūnu? Jeigu sakome, kad rūpestis lygų meilė kūno atveju, tai tada reiškia myliu save.
O pažiūrėkime tai, kas mums trukdo rūpintis kūnu. Yra mano požiūriu dvi pagrindinės priežastis. Tai yra komforto siekimas, tai reiškia, aš tingiu rūpintis kūnu, nes man patogiau to nedaryti, patogiau nesportuoti, patogiau pirkti kažkokį greitai gaminamą maistą, vietoj to, kad pagaminčiau kažką sveiko ir panašiai. Antroji priežastis būtų malonumo norėjimas, ne? Troškimas patirti kažkokį malonumą, nepaisant to, ar tai sveika mano kūnui ar ne. Tai čia įeina blogi įpročiai. Vėlgi su valgymu susijęs, su rūkymu, su kitom narkotiniam medžiagom ir panašiai. Tai jeigu pasigilinsime į tai pamatysime, kad žmogui svarbiausia yra tai, ko jis galvoja, kad jam reikia, ir nesvarbu su kokiomis pasiekmėmis. Ir jeigu tai yra jau nekontroliuojama paties žmogaus, tai tampa stabmeldystė tam tikrą prasme. Nes žmogus iš savo komforto ar iš savo malonumo padaro stabą ir jau nekreipia dėmesį į tai, kad save reikia mylėti. Prisiminkime, kad bet kokia stabmeldystė yra priešingybė meiliai. Jeigu Dievas yra meilė ir mes garbiname Dievą, tai yra geras dalykas, mes mylime Dievą, taip. Jeigu garbiname stabus kažkokius savo gyvenimą sukurtus, ar dar blogiau kitus dievus, kurie akivaizdžiai yra stabai, tai irgi yra prieš meilę. Taip pat ir čia. Taigi žmogus jau atsisako mylėti save tam, kad patirtų kažkokį malonumą ar liktų komforte. Tai yra, jis pasirenka nuodėmę iš tikrųjų, arba tas tingumas, arba tas malonumų geismas, Ir jeigu jam tapo tie jo tokie poreikiai nuodėmingi svarbesniais už jo paties sveikatą, už jo paties gėrį, tai jo labiau tai taps jiems svarbiau už kitų žmonių poreikius ir už kitų žmonių gėrį. Nes jeigu aš nesu savo svarbus, tai kiti žmonės tai jau labiau, Net ir žinome, kad negaliu mylėti kito žmogaus, jeigu pats savęs nemyliu. Tai va. Ir tada kiti žmonės, jeigu jie nėra man svarbus ir jų poreikiai nėra man svarbus, bet man svarbu kažką gauti, jie man pumbiški gali tapti priemonę, gauti tai, ko aš noriu. Ir tada žmonėmis pradedu naudotis. Ir čia jau dar labiau auga tas egoizmas ir auga priešingybė to, kas yra meilė ir tarnystė. Tai jau ne tai, kad tik savęs nemyliu, bet jau ir kitų nemyliu. Taip, tai nustoja liesti vien mane, bet tai jau išeina į išorę. Ir kaip dažnai būna su nuodėme, jinai ne vien liečia tą, kuris nusideda, bet išeina į pasaulį. Ir nuodėmės pasiekmes jos labai plačiai eina ir mes net ne visada galime iki galo suvokti, ant kiek mūsų nuodėmė turi tokio neigiamo efekto ir ant kiek jisai didelis yra. Taigi, kūno rūpestis kūnu būtų gera mityba, pakankamas miegas, higiena, sportas ir sveikatos priežiūra. Tai užtikrinant tai, kad visa tai yra mūsų gyvenime, galime ramiai sakyti, kad taip aš rūpinu savo kūnu ir jį myliu. Kaip sakytum, bažnyčios gyvenime pasireiškia tai, kad kūnas yra svarbus? Tai yra, kaip bažnyčia parodo, kad jai kūnas yra reikalingas? Taip, tai pabandykime tą mitą sugriauti, kad bažnyčia nuvertina kūną. Pirmai, ką galime pažvelgti, yra tai, ką darome kas sekmadienį, aš tikiuosi, kažkas dar ir dažniau, tai yra einame mišias ir priimame komuniją. Ir kas yra komunija, kas yra Eucharistija? Tai yra Kristaus
kūnas, kraujas, siela ir dievystė. Tai yra aukščiausias mūsų garbinimo toks Išsireiškimas. taip išsireiškimas yra mišių metu, būtent Eucharistija, ir tai yra labai kūniška, ane? Ir vėlgi čia matome vienybę kūno ir sielos. Siela nėra atskiriama nuo kūno. Nepriima vien Kristaus sielos ir nepriimame vien Kristaus kūno ir kraujo, nes tada būtų taip, kad lavoną priimama, ne? Ir taip pat bažnyčia garbina Dievą per kūrinyje, o ne ją atmetant. Nes, pavyzdžiui, kai yra aukos dalis mišiuose, kunigas sako taip: garbė tau Dieve, visatos kūrėjau, iš tavo dosnumo turime, pavyzdžiui, vyną, Tai yra, iš tavo dosnumo turime šį kūrinijos vaisių ir iš jo gausime Dievo kraują, taip? Tai yra, taip, čia yra iš tikrųjų galingi dalykai. Be to, Dievas pasirinko gydyti sielą per kūną. Galite pamastyti, klausytojai, ką tai reiškia. Ir kalbame mes čia apie sakramentus. Kas yra sakramentas? Jų iš viso turim 7. Ir tai yra įsteigti Kristaus ženklai, matomieji, labai apčiuopiami ir fiziniai ženklai, per kuriuos jisai mums teikia malonę. Ir kiekvienas sakramentas turi tą fizinį aspektą. Ir kalbėjome apie sielos gydymą, ne? Tai pradėkime, pavyzdžiui, pirmuoju sakramentu – krikšto. Krikštas, kas tai yra? Tai yra pašalinimas prigimtinės nuodėmės, visų nuodėmių pašalinimas. Tai yra taip pat ir mūsų išganimo pradžia. Ir grįžimas pas dangiškai tėvą. Čia mūsų įsūnystės slėpinys. Matote, ant kiek daug yra paveikiama siela teigiamai, bet tai daroma viskas per kūną, nes yra tam tikras fizinis aspektas – vanduo, nuplovimas. Ir čia ženklas bus būtent nuplovimas vandenio, ne? Vandeniu, kuris ištekėjo iš praverto Jėzaus šono. Ištekėjo vanduo ir kraujas simbolizuoja Eucharistiją ir vanduo simbolizuoja krikštą. Su šito yra susiję istorija, tokia labai įdomi, kuri patvirtina iš tikrųjų, ant kiek svarbus tai yra fiziniai aspektai. Istorija apie vieną vyskupą, kuris tarnavo bažnyčioje, jeigu vyskupu tapo, tai ilgą laiką visai. Ir vieną dieną tiesiog sužinojo, kad jo krikšto metu jo močiutė sugalvojo į vandenį dapilt pienelio. Ir jos nuomonė, tiesiog vanduo buvo kažkaip, nelabai, kažkaip labai paprastai. Su pienu būtų geriau. Ypatingiau jo, kad norėjo, kaip ir gero norėjo, galima pasakyti taip. Bet pasirodo, kad jo tas krikšto sakramentas buvo negaliojantis per tai, kad ten nebuvo tiesiog vanduo, o buvo dar ir pieno. Tada galim suprasti, kad visi sekantis sakramentai buvo irgi negaliojantis. Jo sutvirtinimas, pavyzdžiui, šventimas kunigų, konsekracija kaip viskupo. Ir jam teko visą šitą krikščionio kelią praeiti iš naujo. Dabar, kad jums nekiltų abejonių, visi sakramentai, kuriuos jis teikė, jie buvo galiojantis, nes jis nežinojo apie tai. Ir ne jo valia buvo padaryta šį klaidą. Dėl to tie žmonės, kurie iš jo gavo ten santuokas, šventimus ar dar kažką, jiems nereikėjo to paties daryti. Bet jam teko.
Ir prisimenu, kaip tu Neda pastebėjai kurso metu, kad jis iš tikrųjų galėjo tuoktis. Negaliojo jo šventimo sakramentas. Taip, jis buvo laisvas ir galėjo susitokti, bet jis praėjo visą tą kelią iki kunigystės vėl. Va. Ne per daug laiko, kiek įprastai, bet. Taip, žinoma, čia buvo viskas žymiai greičiau. Tai kodėlgi tai buvo negaliojantis sakramentas? Nes labai bažnyčia rimtai žiūri į tuos ženklus. Jeigu vanduo reiškia apiplovimas, nuvalymas. Ir tai buvo įsteigta paties Kristaus. Ką padarė močiutė, jinai pavertė tai ženklu, kad aš geriau žinau negu Dievas. Maždaug taip, kaip Dievas padarė man ir įsteigė man nelabai tinka, aš noriu savaip, nes aš galvoju, kad taip yra geriau. Akivaizdžiai, kad tas ženklas jau visiškai kitą dvasinę realybę teikia ir per ją negali ateiti tam didžioji malonė krikšto, kuri iš tikrųjų yra. Pažiūrėkime į dar kelis sakramentus, kurie gydo sielą. Pavyzdžiui, Eucharistija, ne? Tai yra mūsų dvasinis maistas tai kelioniai link dangaus, ne? Taip pat tai yra mūsų šventėjimas ir nuodėmių atleidimas. Kiekvienas Eucharistijos priėmimas atleidžia mums nesunkias nuodėmes. Ir taip pat išpažintis, ne? Tai vėl raginu klausytojus pagalvoti, koks fizinis aspektas yra susijęs su išpažintim, nes atrodo, kad ten vien kalbamės. Bet tai išryškėjo labai aktualu buvo būtent COVID izoliacijos metu, nes žmonės negalėjo eiti į bažnyčią, bet to labai norėjo ir tuo pačiu negalėjo prieiti išpažinties. Ir galvojo, kad jeigu dirbame Zoom'e, tai galime ir išpažinties gal Zoom'e prieiti. Bet bažnyčia tiesiai šviesiai pasakė, ne, negalima, nes turi būti šitas sakramentas atliktas akivaizdoje. Tai yra, turi būti fizinis buvimas kunigo ir to, kuris prieina to sakramento. Taigi, galime tokią išvadą gal net ir stebinančią padaryti, kad negalime Dievui ištarti taip be mūsų kūno. Evangelijose matome, ir ne tik, man rodos, ir Senajame testamente, irgi matome daug tokių epizodų, kur yra tarsi aliuzija į sakramentus. Vieną iš jų norėčiau papasakoti, o kitus raginsiu skaityti, kai kalbėsime apie namų darbus. Taigi, prisiminkime, kaip Jėzus yra atėjęs pas mokinius, kai buvo užrakintos durys. Ką jisai padaro? Labai svarbus momentas, nes jis jiems duoda šventąją dvasią ir sako, kam bus atleistos nuodėmės, jūsų, tam jos bus iš tikrųjų atleistos. Ir prieš tai, jeigu skaitysime įdėmiai, pamatysime, kad Jėzus juos pūtė arba kviepia. Tai buvo matomasis ženklas to, ką jis daro, nes iškvepia, ne, tas oras, tas pūtimas, graikų kalboje tai viskas yra tas pats kaip ir dvasia, ne, vienas žodis nusako ir vėją, ir kvėpavimą, ir viską. Pavyzdžiui, graikų katalikų bažnyčioje iki šiol, kai teikiamas krikštas, tuo pačiu beje teikiamas ir sutvirtinimas, arba vaikui, arba suaugusiam, kunigas pučia ant jo. Ir tai mums padeda suvokti tai, kas įvyksta, ne? Tie matomieji ženklai. Ir per juos būtent ateina ta malonė. Va. Taip pat jums dar vienas klausimas, klausytojai. Kaip manote, ar angelai gali skaityti mūsų mintis? Nes jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie piktąsias dvasias, ne, apie demonus, tai žinome, kad galime gauti iš jų gundymus. Ir tokius visai specifinius, kurie mums yra, tarkim, nukreipti būtent mums pagal tai, ką išgyvename ar ką turėjome praeitį. Tai kaip galvojate, ar gali jie? Iš tikrųjų, čia yra niuansų. Jeigu žmogus
leido, tarkim, demonui įeiti į jo širdį, ane, kai davė jam teisės virš savęs, kad jau valdytų ne pats save žmogus ir kad ne Dievas būtų jo viešpačiu, bet kad tai būtų piktosios dvasios. Tai įmanoma, kad demonai girdėtų žmogaus mintis ir jas veiktų. Ir mes apie tai kalbame kaip apie apsėdimą, ne? Bet nebūtinai tai turi būti dar pilnas apsėdimas. Bet čia vėlgi kalbame apie kūną ir jeigu net žmogus nedavė tokių teisių ir šiaip žmogus yra apsaugotas Jėzaus Kristaus krauju ir jo auka nuo tokių invazijų, sakykime, demonų, ane, tai mes visi esame saugus nuo to, jeigu nesame sunkioje nuodėmėje ir besikartojančioje ir nedavėm tų teisių demonams. Tai žmogus, jisai save reiškia per kūną, kaip mes kalbėjom, ir psichologijoje yra toks terminas kaip kūno kalba, kur psichologai, kurie turi praėjo tą mokymą skaitimų žmogaus iš kūno, jie gali pagal kūno poziciją, pagal rankų judėjimus ir pagal veido išraiškas suprasti, kokioj būsenai yra žmogus, ar net suprasti, apie ką jis galvoja. Bet jeigu paimsime demonus, kurie yra ir angelai, tiesiog tamsieji, taip sakykim, jų intelektas yra labai aukštas ir jie tą gali daryti dar labiau. Ir dėl to jie gali tos gundymus tokius specifinius mums duoti, nes gali ir per kūną mus suprasti. Taip, tiesa, jie gali žinoti apie mus daug ir pagal mūsų praeitį, analizuojant tai, bet taip pat ir per kūną. Ir norėjau tavęs, Neda, paklausti šio epizodo jau pabaigoje. Kaip tavo keitėsi požiūris į kūną, būtent tavo dvasinėme kelyje kaip krikščionis? Tai dabar galvoju, labiausiai keitėsi požiūris netgi į Eucharistiją. Kai galvoju apie dvasinį gyvenimą, vis tai galvoju apie tą jo aukštumą, susitikimą su Jėzumi kūnu su kūnu. Ir pamenu seniau, priimdama komuniją, labiau kreipdavau dėmesį į dvasinę to pusę. Atrodo, dabar aš priimu Kristaus kūną, bet bendrauju su juo tik tai dvasia. Atrodo, gal nekreipiu tiek dėmesio į tą fizinę to dalį. Nors atrodo taip galvoju, aš tikiu, čia yra Jėzaus kūnas, kraujas ir tėvystė ir siela. Bet vis tiek atrodo nekreipiu dėmesio į tai tiek, kiek priimant, kad tai iš tiesų yra jo kūnas ir dabar jis yra mano kūne. Tai man iš tiesų sustiprino apskritai mišių patirtį ir santykį su Dievu, vien suvokiant, kad taip, čia yra kūnas ir čia yra mano kūnas ir kai suvokiu, kad aš irgi esu savo kūnas ir jis yra jo kūnas, mes galim taip susivienyti kartu ir aš galiu kreipti dėmesį tada per mišias būtent į jo kūną ir tai išgyventi vėl kaip, atrodo, vėl naują patirtį. Viena yra išgyventi tiesiog maldoje ir, kontempliuojant ir medituojant, bet išgyventi fiziškai vėl atrodo iš naujo. Man tai buvo didelis atradimas. Ačiū už tokį nuoširdų atsakymą. Tikrai ta patirtis Eucharistijos yra kažkas ypatingo. Ir kaip ir minėjai apie tą vienybę ne tik per sielą, bet ir per kūną, kur mano kūnas vienėsi su jo kūnu ir krauju, ane? Ir mano siela vienėsi su jo siela. Ir tada galima pasakyti, kad visas aš kaip žmogus vienėsi visiškai su visu Jėzumi kaip žmogumi. Ir tada galima pasakyti, kad mano žmogiškumas vienėsi su jo dievystė. Per tai, kad ten yra visiškas toks
tokia sąjunga, ane, pilna, kai viskas susijungia. Dėl to mūsų tas slėpinys Eucharistijos yra antiek ypatingas ir antiek brangus mums kaip katalikams. Ir kaip visada yra namų darbai. Siūlau 3 ištraukas. Morko Evangelijaus 7 skyrius 31-37 eilutė. Ta pati Evangelija 8 skyrius 23-25 eilutės. Ir Jono Evangelijos 9 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Visi 3 skyriai pasižymi tuo, kad tai yra pasakojimai apie tai, kaip Jėzus gydo žmonės ir daro tai, sakykime, labai kūniškai. Labai jis daug intimumo parodo per kūnišką kontaktą ir mums gali net būti keista, nes jis daro tokius neypatingus dalykus, tai yra nepaprastus dalykus, ypatingus kaip tik, nes naudoja seilę, kiša pirštus į žmonės ir panašiai. Čia, kažkaip taip, nejauku net gali būti jo, bet pamastykit, kodėl jis tai taip daro. Ir būtent per sakramentų prizmę, kaip tai primena sakramentus, ane? Ypatingai Jono Evangelijoje ten sutinkame žmogų, kuris buvo nuo gimimo aklas. Iš fiziologijos, tai yra tikriausiai anatomijos, žinome, kad žmogus, kuris yra gimęs aklas, yra didelė tikimybė, kad jis tiesiog neturi akies obuolių. Ir Dievas, Jėzus ten spjauna ant žemės ir padaro tokį iš purvo ir seilės kažkokį kaip mišinį jo. Ir tada to mišinio patepa akis tam žmogui. Tai galima pasakyti, kad jis save parodo kaip kūrėją, nes vėl iš žemės dulkių, įdėdamas savo dievystės, kaip Dievas įkvepia į molį savo dvasią ir žmogus atsirado, tai jis čia sujungia su savo seilė ir jam sukuria tuos akies obuolius. Tai čia irgi toks labai įdomus momentas. Ir tikrai raginu apie tai pamastyti maldoje ir susitikti su tuo, kad kūnas iš tikrųjų yra svarbus ne tik mums, bet ir Dievui. Ačiū Valentinai už pokalbį. Kitoje serijoje kalbėsim apie pirmapradę vienybę, tai laukiam labai jūsų ir iki kito karto. Taip, pasimatysim Eucharistijoje, labai kūniškoje Eucharistijoje. Amen.